Tai dabar yra trečiadienis, 13 diena. Šiandien turim vieną užduotį iki pietų. Tai užduotis vadinasi race, kaip lenktynės. Žodžiu, bus duotos dvi linijos žemėlapyje, labai raitytos linijos. Ir tarp jų, vienoje vietoje bus 500 metrų, antroje dalyje bus 400 metrų, tik tais, siauras koridorius. Tai tuom koridoriu reikės lėkti labai tiksliai. Ir antrojo koridoriu dar ne tik tiksliai, o ir greitai. Ta prasme, skaičiuosis absoliutus greitis. Tai yra greičiausias orlaivis gaus daugiausia taškų, kas kaip ir nėra labai sąžininga. Good morning! Bonjour! Tai daug diskusijų buvo apie tą greitį, nes greičiausi orlaiviai jie turi privalumą, bet tai nėra grynos lenktynės, dėl to, kad greiti orlaiviai, kuo greičiau tu skrisi, to daugiau šansų, kad tu išlieksi iš to koridoriaus ir nepataikysi. Tai žodžiu, pirmas koridorius ten labiau tikslumas ir skaičiuosis time sampling, tai mano deklaruotas laikas, tai ten aš tiesiog turiu išlaikyti savo greitį ir išlaikyti koridorių, o antram koridoriui skristi maksimaliai greitai, nes jau konkuruoju su visais. Jo, ir tas koridorius bus, kaip sakiau, tik 400 metrų pločio. Kol liko, dabar yra kiek čia po 7, kokie 15 minučių liko iki karantino pradžios. Dar kartą apsižiūriu orlaivį, nors vakar jau viską atrodo užsipyliau. Padangos normaliai. Vakar jau pasirašiau jau gėrimus, nes paskui grįžus iš po užduoties reikės dar pasėdėti karantinę, kol paskutiniai pilotai ateis į karantiną, tam, kad informacija apie užduotis neiškeliautų kažkur iš karantino ribų, kad vieni pilotai atskridę nesidalintų su kitais, kurie dar neišskrido. Taip, čia palinkim. Mano karantino pradžios laikas yra ten 9 valandą, tai dar turiu laiko. Čia yra trečios užduoties rezultatas ir kaip matot, nieko gero, aš esu čia pabaigoj, trečias nuo galo, nes 1200 taškų man 12 pointų man užskaitė, visą tai paskui konvertavosi į 522, o geriausia buvo Lizon, kuri ten 2,5 valandos prabuvo ore, pas ją labai ekonomiškas variklis. Tai jau gavosi didelis skirtumas nuo Blažai Piech, Orvat Henrik, jie yra man konkurentai, ir Roland Gilliam. Tai jau kaip ir, nežinau, į kažkokią šitą prizinę vietą aš jau nebe konkuruoju, manau, su tokiu taškų skirtumu, ten po 200-300 taškų gaunasi skirtumas. Kitose užduotį gal dar galėsiu atsigriebti, bet šiaip labai keista, kad jie daro labai daug užduočių, kuriuose orlaivis yra svarbus. Jeigu jis yra ekonomiškas, gauni daug taškų. Ir bus dar viena ekonomija rytoj. Tai vėl daug labai priklauso nuo orlaivio. Labai įdomiai. Tai žodžiu, tikrina labiau orlaivius, o ne pilotus. Jo, dar nepasakiau, kad ta trečia užduotis, tai čia buvo ekonominė užduotis, Turn Point Hunt, ten, kur reikėjo žemėlapyje tos taškelius surinkti. Tai jeigu orlaivis yra ekonomiškas ir skrenda greitai, jisai gali surinkti daug taškų, jeigu ne, tai tiesiog surinki mažai. Bet aš ten dar klaidų pridariau, kad porą taškų, kurie tokie buvo, iš Ilgai kaimo, reikėjo praskristi iš Ilgai kaimo per visas sankryžas, o aš kažkaip buvau tikras. Žodžiu, ir nepaėmiau ten poros taškų, ir plus dar kūros kažkas tai yra, jisai valgo daug mažiau iš tikrųjų, negu kad aš galvojau. Pagal laiką praskridau tiek, kiek planavau, o dar daug kūro liko, tai galėjau paimti daugiau. Karantinas įsijungia, važiuoja Lorenas su garsiakalbiu. Eblinas su Viktorija jau karantine, dar užduoties negavo. Bet jau sėdi karantinė, laukia užduoties, pasiruošia orlaivį. Tai aš irgi tą patį darysiu. Čia grįžta iš užduoties. Aš ką tik atgavau telefoną, įsijungiau ir Cyrilas dabar pademonstruos, kaip jisai priduoda savo po užduoties, savo telefoną užplombuotą.
And your second logger? No. No? We have both in France. And it's, Okay. official. Okay. So my logger is already in this box. Okay. Ir viskas, su savo visa manta gali važiuoti iš karantino pas save. Tik išvažiavimas jo anoj pusėj. Šviežias pareina rytis, įeik į vidų, kaip sakant, nuo saulės. Nu, papasako, kaip tau sekės šitas koridoriai visi. Nu, nepasiklydau. Čia va tokie, va siauručiai, va koridoriai buvo. Čia va, žiūrėkit, mano pirštas va tokio storio. Nu. Laikas pirmame teoriškai turėtų būti neblogas. Aha. Gal ten dėl mano markiravimo. Gal biškelį ten gali būti reikalų. Kad nuvažiavę nesunku markiruoti, kai nėra centrinės linijos, nesunku tą... Nebuvo... Va čia, pirmajam koridoriui, reikėjo tas minutės susibraižyti raudonais, tai kai lankstosi visą tą liniją, sunku, kur ta minutė turi būti, kur tą liniją brėžti. Ne dėl to. O tau? Užduoties aprašyme vienoje vietoje buvo parašytas sumas 33,5, kitoje 33,3. Jo. Aš pasiskaičiavau pagal vieną, bet man atrodo, kad sumas buvo tas ilgesnis. Aš 333 ir skaičiavau. Jo, tai šitoje vietoje dėl to, man ne dėl to, kad markiruoti buvo sunku, bet pabaigoje žiūriu, blemba, biškelį pritrukau laiko. Bet ten... Aš irgi. Ten gal apie 20 sekundžių iš tikrųjų, bet 20 sekundžių daug yra iš tikrųjų. Nu daug, jeigu 20 po 2, tai 40 taškų. Tikėtina, kad finiše bus samplas. Jo, kažkur ten į pabaigą, taip. Ta prasme, pačioj ten paskutinėse pusė kilometrų tikiuosi, kad nebus. Tai šitas, o greičiu aplinkiu vieną skraidyklę. Aplink? Jo, bet jinai nugribavo iš šono ten biškelį, tai man ten nusuko. Aš ten pasisukau. Ta vengrą, kur su ratelį buvo nusilaužęs. 109. 109 aplinkiu, jo. Bet sakau, jisai sugribavo ten kažkur. Arba aš sugribau. Vienu žodžiu, tai jie aplikau ką, teko padirbėti. O kokiu greičiu maždaug skridai? Pas mane mylimis rodo, tai tarp 55 ir 60. Tai kažkaip apie 100? Nu, mažiau, 90. Bet čia oro atžvilgiu, ta prasme. Nu taip, aišku. Bet ten vėlgi, žinai, kažkur tai atsipalaiduoji, ten nukrenta, žinai, ten, bet jau visą laiką buvau pristatęs. Jo. Tai dar kartą čia žiūrovams pakartosiu, kad buvo taip, kur čia pas mus šiaurė. O čia buvo pradžia, buvo pirmas koridorius iki čia ir jame reikėjo skristi pagal savo deklaruotą laiką. Tai reikėjo jį susigraduoti ir tenai tiksliai skristi. Paskui tarpas ir tada iš karto antras koridorius. Ir antrame koridoriuje reikėjo skristi maksimaliu savo įmanomu greičiu, bet jisai siauresnis. Čia buvo 500 metrų plotis, čia yra 400 metrų plotis. Tai reikėjo naviguotis tarp tų, tarp nieko ir kaip sakant, ir bandyti aplenkti visus kitus. Ten sunkiausia, kai laukuose reikia suktis. Jo, ten prieš paskutinis ten tas posūkis toks vidury laukų ten prieš ką. Buvo dar kažkas tai čia toksai, čia kelias buvo, jo, bet buvo tokių, kur čia pavyzdžiui. Jo, šitas irgi buvo. Čia kelias gerai, čia kažkoks upeliukas kažkoks ten buvo. Jo, tai labai aiškiai matėsi tas, jo. Čia prie miestelio irgi buvo, šitas vidury nieko. Šitas kaip ir miškas, jo, miško pakraštys, jo, aš maždaug irgi praėjau. Bet aišku, tie visi išlinkimai, tai ten vėl realu nusipjauti kampą. Va šitas burbuliukas, jisai turi ten 300 metrų apskritimą, jisai yra draudžiama zona. Tai aš jau taip atsargiai jau praėjau, žinai, matau čia tą kaimą. Tai čia tas mūsų miestelis. Jo, čia tas mūsų miestelis šalia, tai jo, tai degalinė tas ir dar vienas čia kaimas yra draudžiami, tai aš jau taip jau atsargiai praėjau. Žiūrėsim. Priklausys nuo to, kaip kiti suskrido iš tikrųjų. Jo. Čia jau, jeigu kiti grybą supjovė, tai tada šansas kažkokie. O dabar klausimas, ar tau atrodo, kad čia yra kaip normali pasaulinio lygio užduotis, ar koks tavo būtų komentaras? Man atrodo, kad labai fainas dalykas, įdomus, naujas. Pažiūrėsim kaip. Ta prasme, kitokia užduotis, negu kad buvom įpratę 20 metų. Nu taip. Ir naujovių reikia, tai aš manau, kad čia yra gerai. Jeigu šitą neprigis, bus gal kažkokia kita sugalvos, bet reikia kažkokį naują.
Jo, aš šitam Žoržui aš pasakiau, kad šita vat pirma dalis, jinai kaip ir galėtų būti ilgesnė kokia nors, nu, kad būtų daugiau ką veikti. Aišku, galėtų būti nuotraukų, kad tikrai būtų ką veikti. Ir kad būtų skirtumas tarp gerų ir blogų pilotų, o ne vien tik tai technikos. O antra dalis ten, kur reikia skristi greitai, tai mano pasiūlymas buvo skaičiuoti ne absoliutų laiką ir lyginti su orlaivius tarp orlaivių, bet lyginti kiekvieno orlaivio greitį su jo maksimaliu greičiu pagal jo dokumentus. Bet tai, aišku, vėl kaip tos dokumentus, žinai, kaip juos pasitvirtinti, bet tai būtų, kaip sąžiningiau negu greitus lyginti ten su lėtais. Labai daug beletristikos sudėjus dokumentus. Aš tau galiu nupašyti savo dokumentus. Su Photoshopu, žinai. 20 metų senumo orlaivį, žinai. O kas tikrins? Dabar pripašys, kad tikrai nori. Tai čia, nemanau, galima ten gal galvoti, žinai, greičių skirtumą galbūt, žinai, kažką tai tokio. Bet aš manau, reikia išbandyti kaip šitas. Ta prasme, man tai šiaip įdomu, nes tau jo. Okay. Ja, aš manau, viskas gerai. Nes iš tikrųjų su orlaiviais ekonomika. Lygiai tas pats. Dalis priklauso ekonominių užduočių, jo. Taip. Nuo tų dalykų. Čia irgi. Tai pasodink Jurijų ant tavo skraidyklės, blemba, tai pažiūrėsim, kiek jis suskraidytų. Tai čia toksai... Nuo orlaivių yra priklausomybė, aišku. O kaip jum praskridot? Jūs, aišku, seniau jau grįžot, spėjot jau ir valgyt kažką jau pasidaryti. Aš? Jo, kaip? Normaliai. Įtampa kažkokia jautėsi šiandien prieš tą startą. Tas toks antra rungtis ten, kur neaišku, kokiam sąlygom reikia skristi. Antras koridorius tas. Jo, ką ten iš mūsų nori, kaip skaičiuoti, kokią prasmę ir kaip ten vyks viskas, tai toks skrendi ir... Tai nežinau, vietos žinomos čia pasiklys kažkur labai nebuvo, ar labai buvo tikslu, gal nes aukščio laikėme šiek tiek daugiau negu gal 1500 ir laikėm, tai kuo aukščiau skrendi, tuo sunkiau į tą koridorių pataikyti. Bet šiaip navigatorius dirba gerai, esu patenkintas. Supratau, tai gerai, lauksim taškų tada. Mes atvažiavom į buvusią kasyklą, kur yra muziejus, tai čia nelabai susišnekam prancūziškai, bet jau 4 bilietus jau nusipirkom. Tai reikia apsirengti, nes ten viduje bus šalta, apie valandą laiko. Ir sakė, už 5 minučių prasideda. Keliaujame į vidų iš karščio. Čia vandens pompa, čia anksčiau arkliai varydavo. Vienai tonai medžiagos išgauti reikėtų 15 kubų vandens išpumpuoti. Čia o taip atrodydavo tie vežimėliai. Akmenys, biškiai yra rudi, čia gal be lempos. Va, šitas vat rudesnis. Čia uždegė karbidinę lempą. Davė pavoštelį į vidų. Įlašino vandens, jis suveikė ir va tos dujos dega. Donc c'est vraiment la lampe des mineurs de fer ici. Alors bien sûr, quand tu es en mine de charbon, cette flamme est à nu parce que justement il n'y a pas de gaz dans les mines de fer. Tai kaip jūs ruošiatės rytojaus užduočiai? Navigaciniai. Stiprinatės. Pradėsim išminties sulčių. Išminties sulčių. Pradėsim strateguoti. O ką galit papasakoti iš vis apie tą užduotį, kas ten bus? Keista užduotis, pavadinkim taip, ratu važiuosi. Ne visai ratu, palei tokią liniją, kaip sasiska. Ribotas kuro kiekis, 10 litrų. Dviviečiam? 8 kilogramus. Taip, 10 litrus mums. 10 litrų benzino, išskrendam, kertam starto vartus ir 2 teoriniai taškai kažkur, tarp jų brauksim brūkšnį ir bandysim apie tą liniją, kuri apie 20 km. 22 beveik. Ir bandyti ratais su kuo daugiau tų ratų, bet mes jeigu ten su 10 litrų, tai mes valandos nelabai ištrauksim, tai tų ratų daug nepadarysim. Koks 2? 3 gal, ir važiuosim namo. Sėtis prieš penktadienį, nes girdėjom gandus, bus sunkiai. Bus sunkiai 200 km navigacinė, tai vat mes koncentruojamės į tą. Nuotaikos geros, pozityvios, technika veikia, pažindinami su vietovė, super. Super, atostogos užskaitytas. Super, labai gerai. Čia yra vakarienė. Jo, dabar pakomentuosiu savo užduotį šitą koridorių skridimo.
Žodžiu, iš esmės viskas neblogai, tai va taip atrodė, pavyzdžiui, pati pradžia. Čia va susilėtinau, palaukiau, kirtau viską laiku. Paskui tas koridorius, na, va, šiek tiek susiaurėja, jau koridorium, viskas gerai. Čia buvo laikas matuojamas ir šitoje vietoje mano laikas buvo kaip ir 80 pamatavo, kas pagal mano deklaruotas 80 pamatavo 82. Tai kaip ir neblogai. Čia toliau koridorium laikiausi. Toliau va šitoje vietoje vėl pamatavo greitį. Čia gavosi 70 kažkodėl. Nežinau, kas čia buvo. Čia kažkoks vėjas iš to slėnio ar kažkas čia buvo, kad visiškai nugribavau. Nežinau, kaip jis taip galėjo sulėtėti. Nes prisimenu, kad čia pabaigoje aš jau vėlavau apie pusę minutės. Tai va kažkur čia, nežinau, sulėtėjau. Tai gavau, žodžiu, baudos taškų už. Tai kad greitis netitinkam. Toliau antras koridorius, čia jau reikėjo spausti kiek tik įmanoma greičiau ir aplenkti konkurentus. Ir jisai siauresnis, čia yra 400 metrų. Ryti 400 metrų buvo plotis? 400 metrų pločio vat koridorius. Tai vat čia vat apie 700 metrų išėjau, vat 778. Išlipau už koridoriaus, čia viskas neblogai. Važiuojam žemyn, čia vat trumpai galiuką kažkokį, vat ne tą sankryžą pasėmiau ir... Bet čia trumpai, šiaip viskas neblogai, važiuojam. Čia kaip ir expected, va čia pareina va tas idealusis maršrutas ir va iš vieno išlipau, į kitą įėjau, tai viskas gerai. Svarbu, kad backtracko nebuvo. Jeigu aš įeičiau, pavyzdžiui, va čia išlipčiau ir eičiau palei tą kelią, va pavyzdžiui, va šitaip ir į čia pasisukčiau. Tai va toj vietoj, kadangi aš eičiau prieš srovę, o srovė jau yra tenai žemyn, tai galėčiau, kaip backtracko užskaitytų minus 50%. Tai šitaip kampą nukirst kaip ir normaliai. Tai turbūt sutaupiau laiko, reiškia, nukirsdamas. Šitą vat kampą labai gražiai čia apėjau. Toliau daėjau iki čia vėlgi kampukas. Pats kampukas nukirstas. Čia gražiai. Čia vėl neįtaikiau, kur aš rodau, va čia. Čia vat apie 800 metrų vat buvau išlipęs, negražu. Ir na, čia vėl mažas toksai kampukiukas ir jau tada tiesioji. Taip, neblogai. Taip, Vaidas laukia, eisim dabar prie skraidyklės išsipilinėti kuro prieš rytojaus užduotį. Žodžiu, ruošiamės rytoj ekonominiai rungčiai. Išsipilam kūrą, bakas rytoj turi būti tuščias. Bet čia jau antra ekonominė užduotis ir šiaip, galėtų jų nebūti, nes čia nėra super ekonomiškas orlaivis, bet jau yra tai yra. Va, ten kolega irgi daro tą patį, va, Rytis išsipilinėja iš bako. Ir kol bėga kūras, propą reikia nusivalyti, nes va, jisai ekonominiai rungty turi būti švarus. O čia visokiais tepalais apibėgęs, mūsėm aplipęs. Ir persigraduoti reikės baką, nes po praeitos rungties aš žinau, kad jisai netiksliai man rodo. Tai jau iš prancūzų susitariau, kad gausiu svarstyklės, tai pasisversim, tiksliau susipilsim į baką, žinai, tos kilogramus susigraduosim, kad rytoj būtų tiksliau. Jo, biškai prasižergė skraidyklė. Kalpaką, vieną varštuką norėjom priveršti. Ta vat traukė vieną tą ploną, jinai tenais, kaip atsilaisvino. Tai tam, kad, žodžiu, ten priveršti nebuvo kaip prieidžinai, atsuko ir jisai tada, žinai, iš to svorio bum, tai aišku visas ir nugriuvo. Tai reikia prikelti, žinai. Sėkmingai pastatėm atgal. Jo, buvo biški streso. Va, varžtas kaltininkas yra vat šitas. Tiksliau veržlė. Jinai per laiką vat atsisukinėjo ir buvo vat, kur šviesus sriegis, tiek jau buvo ir atsisukius. Tai reikės iš tikrųjų pasikeisti čia ir varžtą, ir patį, ir veržlę. Nes kaproninė ir už kontrodę reikėtų. Gavau svarstyklės ir dabar važiuoju ir galvoju, aš jas gavau iš prancūzo, iš savo tiesioginio konkurento, irgi iš vienviečių skraidyklių, kuris grinai konkuruoja su manim. Bet jisai rytojaus užduočiai duoda super naudingą daiktą, aš jį pasinaudosiu dabar, rytoj užduotį gal jisai pats naudos prieš užduotį, bet jisai pats duoda kažkokį pranašumą man.